Habilituotas mokslų daktaras Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Rimantas Kanapėnas sukūrė ir išvystė pramoninių lazerių technologijų bei lazerinės medicinos kryptis Lietuvoje. Kokia jūsų mokslinių tyrimų sritis? Šiaip tie moksliniai tyrimai mes atliekam dviejomis kryptimis. Tai būtent lazerinės medicinos kryptyje ir lazerinių pramoninių technologijų srityje. Kadangi Lietuvoje, kaip žinome, pramonė yra labai silpna, arba praktiškai jinai yra manufaktūrinė, kaip mes mėgstam sakyti, tai belieka dirbti ir mokslinę veiklą vystyti lazerinės medicinos srityje. Tai yra lazerių kūrimas medicinai, būtent gydymui. Tai yra viena iš pagrindinių šiandien mūsų darbo ir mokslo sričių. Mediciniai lazeriai gana paplitę Lietuvoje. Kaip pradėjote vystyti šią mokslo kryptį? Kiekviena mokslo kryptis vystoma pagal poreikius. Jeigu visuomenė reikia vienos ar kitos krypties darbo rezultatų, tarkim, ten įrangos, prietaisų, aparatų, tai jie turi būti kuriami visų pirma, naudojant šiuolaikinės pažangiausias lazerinės technologijas arba lazerinę techniką, o mūsų atveju mes esame sukūrę, tenka pasakyti, kaip mes vadiname tokį šedevrą, būtent lazerinį prietaisą, kuris yra mano rankoje dabar, kuris yra aprobuotas ir sertifikuotas 27 ES valstybėse ir skirtas gydyti grinai, gydymo tikslams, o gydymo sritis yra virš 10 medicinos sričių. Ir jis visų pirma yra skirtas individualiam gydymui ir klinikiniam naudojimui. Čia parodyta yra, veikiant šviesos srautų, matome, kaip čia vaizduotos yra bioląstelės, tos rodiklėlis rodo, kad jonų migracija persiduoda iš vienos bioląstelės į kitas bioląstelės. Ir esant tokioms bioląstelėms pažeistoms, jos greičiau pradeda gydyti arba aktyvuojasi. Kitaip sakant, vyksta biostimuliavimo procesas, ko pasekoje atsiranda medžiagų pernešimo, perdavimo, aišku, mikromolekulinėme lygyje, perdavimo toks, sakykime, mechanizmas, kuris skatina pažeistų bioaudinių gijimą ir mažina skausmą, greitina gijimą, taip sakant, ir duoda tam tikrus gana efektyvų gydymo procesą, taip pasakyti trumpai. Tokie antgaliai, kaip matot, čia parodė stendukė yra, jie yra pakankamai išplečia taikymo sritį, tarkim, čia yra odontologija, tarkim, parodontozė gydyti, ten kariesuriai gydyti, tarkim, čia yra, matosi, ausims, nosai, punktūrai, punktūriniam gydymui, Čia matosi yra proktologijai, būtent prostatitam gydyti. Čia toks yra veidrodukas paauksuotas, kuris nukreipia lazerio spindulius į obuolį vyrams. Čia hemorojui, sakykime, čia ginekologiniams reikalams, kiaušidžių uždegimams gydyti, tonzoloms, pragoloms. O visi šitie antgaliai, jie įsistato į vieną bendrą tvirtinimo elementą, kryžiaus formos, kuris paprastai tvirtinasi prie lazerio, šito mažiuko lazerio. Kaip dažnai tokį lazerį galima naudoti, kad nepakenkti savo šiai? Yra metodikos specialios sukurtos, kurios yra patikrintos klinikiniais tyrimais, klinikinėje praktikoje. Tai buvo atlikti keletą metų klinikiniai tyrimai ligoninėse, vedančiosiuose, poliklinikose, sanatorijose. Ir yra sukurtos metodikos. Tokiu būdu jos ir yra sertifikuotas pagal tas metodikas.
Va, o šiaip praktiškai, jeigu, tarkim, sąnariai skauda, kelių sąnarys, jeigu skauda, tai maždaug ten apie 15-20 minučių kelių sąnariui taikomi yra. Bet tai turi būti keletą dienų, tai tarkim, 4-5 dienas, priklausomai nuo susirgimo laipsnio. Kur stoti būsimam studentui, jeigu jis dabar susidomėjo lazerinėmis technologijomis? Na, sakykime, jeigu susidomėjęs yra lazerinės medicinos technologijomis, tai patartina stoti į VGTU biomechanikos specialybė, yra mechanikos fakultete tokia. Ten ruošiami yra pagalbininkai medikams, tai yra stambių ligoninių direktorių pavaduotojai, technikai. Tai ten yra prieinama visas apie visą biomedicinos, apie medicinos techniką ir tuo pačiu lazerį medicinoje. Na, o jeigu pramoninė technologija, tai aš kiek žinau, yra tokie ruošiami specialistai, arba daugiau mažiau yra supažindinami plačiausiai Lietuvoje, tai būtent KTU mechanikos fakultete. Na, tikėkimės daugiau šitų specialistų ir ačiū Jums labai.